Sveiki, šiandien kalbėsim apie tai, kaip nustoti bijoti pokyčių ir apskritai, kaip įgyti daugiau drąsos, priimant savo sprendimus ar bendrai suvokiant kitaip savo galimybės. Tai kalbame šiandien su Justina, labas. Labas. Tai žiūrėk, kuriuo kampu mes kalbėsime, jeigu gali ne čia ženk, nes labai girdisi, padėk į vietą savo tą saldainį ar kas ten bebūtų ir įsivažiuokim gal į mūsų temą, kodėl mes su tavim nusprendėm šitą temą kalbėti. Tai nusprendėm šitą temą kalbėti dėl šitos priežasties, kaip ir pavadinimas temos, kaip nustoti bijoti pokyčių, tai ir atsakant į klausimą, reikia nustoti bijoti juos darant, tuos pokyčius. Tai aš labai bijojau šitą laivą, jis man yra pirmas ir aš prisipažinau čia tokia moterų kolektyve, kad toks žingsnis, kurio labiausiai bijau ir bijau jį daryti, tai yra viešai kalbėti. Šiaip viešo kalbėjimo aš visai nebijau, jeigu tai yra kažkokia uždara auditorija moterų ar žmonių ir man tikrai atrodo, kartais ir netrūksta. Kurias pažįsti, turiu omenyje. Taip, kurie man pažįstami arba artimi. Bet tas viešas kalbėjimas, kai nežinai, kas bus ir gal netgi tako ir ta žmonių nuomonė apie tave, nors aš realiai suprantu, kad čia tik mano problema yra, kad tie žmonės nei jie galvoja apie tave ir pamiršta ten gal visai greit. Tai va, tai aš bandydama šitą baimę iš savęs, kaip sakant, kažkurie pašalinti, tai dabar darau šitą laivą, kuriam irgi man Edita nedavė laiko nei apsispręsti, nei pagalvoti, sakė, aš atvažiuoju, pasitarėm ir kitą dieną vos nedarom, tai žodžiu viskas, va taip, ekstra. Ir aš manau, kad tai yra geras būdas įnerti į tą savo baimės, kada pajunti, kad yra kažkokios palankiai susiklošiusios aplinkybės, paleisti tas savo baimės ir išbandyti kažką naujo arba labiau susitarti su savimi, tai yra labai gerai. Nes tai, apie ką tu paminėjai, tai žinai, vienam tai yra išėjimas į eterį, kitam kažkokie kiti aspektai savo artimam žmogui išsakyti, ką jauti. Netgi iki tokių momentų mes galim kalbėti, kad žmogus kartais nedrįsta išsakyti, todėl kad mes įžeisime kitą žmogų, kaip jisai pasijaus. Tai panašiai ir šioje situacijoje tos vidinės baimės, o ką kiti pagalvos, žmonės matys ne tik tie, kurie tave pažįsta, bet ir kurie nepažįsta ir kaip aš tada jausiuosi, ką jie apie mane pagalvos. Tai tas pokyčių baimė, tai su tuo labai stipriai susiję, ar ne? Jo, ir šiaip, pavyzdžiui, paskutiniai mano metai tokie buvo labai daug pokyčių nešantis ir, aišku, aš pati tų pokyčių gal ir prisiprašiau ir jų norėjau ir pati link jų ėjau, bet ką norėjau pasakyti, kad ta baimė dingsta netgi taip žemyn, šokant, nežinant, kas bus. Ir šitie metai man gal, sakyčiau, daug dalykų nešė dar ir dėl to, kad aš labai pasitikėjau viskuom, ką dariau. Ne tai, kad savim pasitikėjau, aš tiesiog leidau viskam įvykti. Ir aš netgi pradėdama savo naują kažkokį kelią pasakiau savo ten visatai ir taip toliau, kad aš pasitikiu, aš nežinau, kas bus ir leidžiu įvykti galimybėms, prašau ten turėti drąsos jas pamatyti, priimti, žodžiu, ir padaryti. Tai tas tikėjimas toks, net nesakyčiau, kad vidinis, bet ir iš aukščiau kažkur gal siūstas irgi labai daug pokyčiams lemia, bet tas, reikia tos vidinės drąsos tą padaryti. O aš galvoju, gal mums viskas yra duota tam, kad būtų laimingiam. Tik mes ne visi drįstam priimti tą lemiamą žingsnį, sprendimą link to savo svajonės. Ar tai su darbo, ar su bet kuom susiję, ką aš nekėjom prieš tai, žodžiu, link visiems matyti tas galimybės link pokyčių. Aš tau visiškai pritariu, nes, sakykime, aš pati, kadangi į DAO praktikas atstovauju daugiau, tai daosizmas, DAO ir išsiverčia netgi kaip kelias. Tai skaitosi, kad visas mūsų gyvenimas jis yra kaip nuolatinis mokymasis, kaip nuolatinis kelias ir tame kelyje mes susitinkame kažkokius žmonės, kažkokios aplinkybės, susiklosto ženklai, ateina ir mums tai reikia
paisyti to, kad, na štai, jeigu kažkas pasiūlė į kažkokį tai ar renginį nueiti, draugė jums pasiūlė, ar ką, o jūs taip, ai, ne, tingiu. O gal tai būtų buvęs kažkoks lemiamas momentas, kur, nežinau, gal savo gyvenimo meilę susitiksit, ar dar kažkas tai. Ir dažnai žmonės, praignoruoja arba, ai, čia kažkoks tai ezoterinis tipo požiūris. Bet iš tikrųjų tai aš irgi nuo pat mokyklos laikų esu linkusi priimti tuos kažkokius gyvenimo metamus iššūkius ar kažkokias tai pasiūlymus. Aš atsimenu, ten, kad ir studentavimo laikais ten kažkoks konkursas arba ten galimybė teikti paraišką stažuoti į Vokietiją. Galvoju, ką aš ten, 100 žmonių teiks. Bet ne, pabandykim, susiklostė taip aplinkybės. Ir mane vienintelė iš viso po Baltijo paėmė 3 mėnesių stažuoti į Vokietiją. Ir man tai buvo toks, žinai, wow, kad, ta prasme, tau duoda ženklus ir tu tik tai gali pabandyti. Be abejo, nes aš skaičiau, kad, yra geresnių, žinai, už mane, tiek vokiečių kalbos prasme, tiek visais kitais aspektais. Ir galvojau, kad, gal ne, bet tuo pačiu ta vidinė drąsa vedė, kad palauk, tu eik, bandyk, pradėk ir galbūt tai ir bus tai, kas tau reikalinga. Tai aš manau, kad, čia sakau, bet kuriam gyvenimo atveju tie dalykai gali būti paisomi ir aš manau, kad tau irgi yra šita filosofija artima, ar ne? Labai. Ir šiaip dar kas labai veda į tas baimės, kai žmonės bijo priimti sprendimą arba kažko, savo svajonės, tarkim, net negyvendint. Tai irgi veda tai, kad savivertės neturėjimas arba turėjimas menkos savivertės, savęs nepasitikėjimas, aplinkos nepalaikymas ir kiti dalykai. Tai aš pati iš tikrųjų nesakau, kad darau ten kažką tobulai, aš pati su tom susiduriu, kovoju, bet aš visada savo sakau ir primenu, kad arba aš pasiduodu, dabar aš renkuosi kelią. Aš pasiduodu, ar aš noriu gyventi. Aš atsakau savo šitos klausimus, tada įsivaizduoju save skirtingose situacijose, kaip aš jaučiuosi kiekvienoje situacijoje. Tarkim, būdama ar darydama vieną dalyką ir kitą dalyką. Ir toj tyloj, būdama pati su savim, aš žinau, koks jausmas mane ištinka tuose dviejose skirtingose situacijose ir kur aš jaučiuosi geriau. Ir pagal tai gyvenime šiaip visus sprendimus priimu. Apie viską globaliai kalbant, ką esu nuveikus ir veikiu, tai taip priiminėju sprendimus ir tada savo baimėm pasakau eiti pavėsi biškį, pabūti, nes jos auga irgi, jeigu leidžiu dar ilgiau savo pamastyti, protas pradeda dėlioti planus kažkokius, jisai pradeda tada dar daugiau baimių, visiškai nepagristų netgi, arba kitų žmonių primestų netgi nešti mums, į mūsų kelią. Tai dažnai darau dalykus per daug net negalvodama, ir netgi irgi yra ir artimoje aplinkoje, sako, kad aš kartais nepasveriu galimybių, bet aš žinau, kad jeigu aš jas pradėčiau visada sverti, tai nežinau, ar būčiau turėjus tiek patirčių šiandien dieną, kiek šiandien jų turiu ir galiu su kitais pasidalinti. Tai stengiuosi irgi, kaip vienas iš tų atsakymų apie baimės, kad stengiuosi neduoti daug laiko valdyti protui savo minčių. Jeigu emocija veda kažkur, kur noriu būti, tai vadovaujuosi emocija. Ir netgi tie dalykai, ir stovyklų organizavimai Gruzijoje, tarkim, ar ne, Sakartvele, kur moterų stovyklos buvo birželio mėnesį ir prieš tai metais, tai irgi buvo taip, kad aš parašiau merginai, kuri prisijungė į kelionę tik dėl vienintelės priežasties. Ji buvo viena irgi iš organizatorių, dėl to, kad aš ryte atsibudau su mintim ir tą energiją, kad aš jaučiu, kad dabar tikiu savim, dabar padarysiu, dabar nebus to kelio atgal ir aš tikrai nesudvėjosiu. Ir mes padarėm tą dalyką, surinkom grupę ir paskui man ta mergina sako, Justina sako, bet žinok, aš tau nuoširdžiai pasakysiu, sako, kai tu man parašei, aš tikrai netikėjau, kad tuos moteris susirinks, kad jos keliaus, kad norės, bet tiesiog, ką noriu pasakyti, kad aš tai padariau, tuo metu jausdama energiją vidinę, kad aš labai savim tikėjau, kada protai visiškai neleidau užvaldyti savo minčių. Ir jokiam baimėm, o man ta mergina irgi atrodė nepasiekiama, kad jinai turi ten 100 darbų, nuvykus begalės dalykų ir galvoju, ne, man tai gal net neatrašys. Tai vėl savivertės neturėjimas, aš savim netikėjau, bet tą rytą kažkaip taip susidėliojo, kad galvoju, arba darau, arba, kaip sakau, arba einu atgal, arba gyvenu. Tai pasirinkau šitą kelią. Tai irgi, žinai, manau, turbūt ką tai reiškia.
Jo, ir aš manau, kad čia labai susiję dar su tuo, kad mes viską norim padaryti idealiai. Taip. Tokios būti panelės perfect, kur, jeigu aš suplanuoju, tai tada reikia savo galvoje prasvarstyti visokius blogiausius variantus ir tie blogiausi variantai dar ir užstabdo, arba galvoju, kad, aš dar nepasiruošusi kažkokiam pokyčiui, nes kas bus, jeigu bus. Čia, žinai, ne tik tai apie tai, ką tu paminėjai, kaip, pavyzdžiui, renginio organizavimas, bet čia galima imti ir santykius, kada žmonės užsistagnuoja savo santykiuose ir, pavyzdžiui, jau jie nebėra kaip ir pora, bet bijo priimti netgi tą pokytį, kad išsivaikščioti, nes akis pilnos baimės, o kas bus, jeigu, o ką pasakys kiti. Tai vienas aspektas, aš manau, kad tai yra tas, kad mes norim kažką padaryti idealiai, mokėti idealiai ir tik tada imtis kažkokios veiklos, ar netgi hobiui. Tai prasme, būna, žinai, moters paklausiu, sakau, o tai, sako, aš irgi noriu, žinai, piešti, noriu tapyti. Sakau, aš irgi neturiu kažkokių talentų, aš einu dabar pas vieną tokią menininkę, kuri man padeda tiesiog susiorientuoti, kaip tos dažus maišyti ir taip toliau, bet aš noriu, aš einu, aš darau. O jinai visų pirma nori, žinai, pažiūrėti milijoną YouTube pamokų ir tik paskui kažką pradėti, kai jau tipo turės kompetencijų. Niekada nebus gana žinių, gana motivacijos, užtektinai palaikymo. Niekada taip nebūna. Šiaip, bet kad ir ką pradėsi, visada norėsi tobuliau. Ir realiai ribų tai nėra. Svarbiausia tai yra, kaip tu jauties tuo metu. Ar tu eini to savo keliu, kuriame nori būti, arba ne. Ir čia labai geras pavyzdys buvo su to pradėjimu rytoj. Aš irgi labai noriu sportuoti, bet ir įsivaizduoju, kaip galėčiau daryti, bet galvoju, gal dar kokį mėnesį palauksiu, po kalėdų jau bus pavasarį, ten pavasariop truputį laisviau. Nebus taip, taigi galima kiekvieną rytą tą mankštą daryti, nes aktyva, čia aš irgi dar su to kovoju labai. Ne, tai visi turim kažkokių tai aspektų, kur atidėliojam, bet jeigu daugiau netidėliojam ir dauguma tų, sakykime, mūsų norų mes leidžiam jiem pildytis, netrukdom, gal netgi taip reikėtų įvardinti, tai daug šauniau gaunasi. Mes turim klausimą, klausia Janta, mielos įkvėpėjos, iš kur semiatės vidinės jėgos, motyvacijos ir savivertės pakilėjimo? Dėkoju. Tai kurgi? Gal tu atsakyk. Aha, gerai. Tai mano vidinė jėga, motivacija, aš sakyčiau, jinai eina per harmoniją su savimi, kadangi aš pati medituoju, mokau kitas moteris medituoti, čigongą energetinių mankštų ir dubens dugno praktikų. Tai labai daug atsakymų randu savyje. Iš tos vidinės jėgos, to vidinio resurso, bet tik tada, kai esu balansė. Kai aš esu išsiblaškiusi dėl to, kad kažkaip tai daug darbų, daug lėkimo ir taip toliau, ir čia tą milijoną darbų reikia padaryti, tada aš esu disbalansė, tada mano be abejo ir motivacija krenta, ir ta vidinė jėga krenta, nes tiesiog tu viduje neturi vidinės jėgos. Bet numeris vienas, jeigu mes norim daugiau to produktyvumo, mes turim turėti pakankamai gerą sveikatą. Todėl, žinai, sakyčiau, neapsiriboti vien tik tai, kad mankštinsios, būsiu sveika. Pasižiūrėti, ką valgai, ar nevalgom per daug cukraus, nes parazitai jie nutraukia iš mūsų energiją ir taip toliau. Tai čia galim gana plačiai pasižiūrėti, bet jeigu renkame sveikesnį gyvenimo būdą, darbą su savo emocijom, dar papildomai iš dubens dugno mes galim transformuoti savo seksualinę energiją į kūrybinę energiją. Ir tada užsisuka tas vidinis toksai ratukas ir jisai duoda labai daug motivacijos ir to gero vaibo. O kaip tau, Justina? Aš tai, norėjau sakyti, banaliai atsakysiu, bet gal čia ne banaliai, gal čia kaip tik tokia stiprybė. Mane, kadangi aš vis tiek esu, kaip pasakyti, gal daugiau versle, pas mane pardavimai vyksta, tų veiklų yra keletas, bet vis tiek pagrindinė mano veikla tai yra jau 12 metų ta pati, aš turiu Justin studijo prekinį ženklą ir mano tikrai varomoji jėga kūrybai ir visiems dalykams, kuriuos aš darau progresui, tai yra mano klientai.
ir jų tos laimės, džiugesys, kai jos ateina, tos mano moterytės, visas laimingos, patenkintos ir jas puošti man labai patinka. Tai čia gal tokia mano kūrybinė energija tikrai yra vienas svarbiausių dalykų, ypač po renginių, kai aš grįžtu ir jaučiu tą atgalinį ryšį su žmonėm ir kad mes turėjom ne tik ten puošybas kažkokias ar ne, bet ir kažkokį pokalbį labai tokį artimą, gal vieną kitą palaikantį. Nu, man čia turbūt viena tų didžiausių motivacijų, kodėl aš vis dar esu tame. Nes toj veikloj buvo visokiausių epizodų, kai turėjau, čia 4 mano studija dabar ir aš tikrai ir keičiau patalpas ne vienas, visko būta tam keliu. Tai vat, bet tų moterų palaikymas, netgi COVID buvo šitas periodas, kai mes negalėjom dirbti, tiksliau mums neleido ir negalėjom matyti su žmonėm, ar ne, tai vat, tas artumas, bendrystė žmonių man buvo labai toks didelė motivacija. O pati su savim kaip tvarkausi, tai tas pats kūrybinis darbas, irgi krapštimasis kažkur, tai nukreipiant savo mintis, man irgi yra meditacija. Aš tada suprantu, kad aš kaip ir nieko negalvoju, išsivalau savo protą. Man tas labai svarbu. Jogos praktikos irgi labai artimos, kvėpavimo pratimai. Po jų iš vis jaučiuosi tokia 100 kartų sveikesnė, kai pilnais plaučiais paskui kvėpuoju. Tai mankštos sportas irgi yra labai gerai, bet tiesiog šiuo metu jos yra truputį atitolusios nuo labai tokio intensyvaus laikotarpio savo veikloje. Tai va, kas dar, o šiaip kūryba skatina kūrybą, augimą. Tai kai aš kuriu ir esu procese, tada aš noriu dar daugiau padaryti, nes tas ciklas užsisuka savaime. Ir jeigu aš nieko nedarau ir atostogauju, tai paskui aš jau grįžtu ir man vėl labai sunku įsivažiuoti visą šitą rutiną savo sukurtą. Tai vat, man svarbiausia nepamesti ritmo, tos eigos, inercijos, bendravimo, buvimo, va tam cikle aš padarau labai daug dalykų ir tada neturiu laiko, kada galvoti, o gal ne šiandien, o gal kažką atidėlioti, nes irgi su mūsų laivu buvo vakar galvoju, sakysiu, o gal padarom geriau poryt, o gal paskui galvoju, Dieve, taigi čia tik pusvalandis gyvo eterio, juk čia niekas nepasikeis, tiesiog prisijungsiu ir aš sėdėsiu kažką ten krapštysios, kavą gersiu ar nueisiu kokių ten pažiūrėti prekių, žinai, ten užsakyti detalę ar dar kažko. Taigi čia niekas nepasikeis, čia tik vienas pusvalandis, kuris galbūt atneš ir pramuš tą mano tokią laisvę tam bendravimui kitam kartui. Tai va, atsakiau gal. Jo, aš manau, kad jeigu kalbant apie kažkokias veiklas, na, aš irgi skaityk mokymus vedu, tai atgalinis ryšys vienareikšmiškai yra tas motivatorius numeris 1, nes jeigu, kad ir ką mes darytumėm iš tų vidinių resursų, bet jeigu gautumėm atgalinį ryšį, kad tai nereikalinga, man neįdomu, tai, kažko tai mes gal tada nedarytumėm, jeigu mes tai darom dėl kitų žmonių, aš turiu omenyje. Bet jeigu mes darom kažką dėl savęs, tai eiti turi iš mūsų vidinių resursų ir tas palaikymas, jisai dažnu atveju būna, pavyzdžiui, šeimos narių palaikymas ir aš manau, kad tai svarbu, bet ypač jeigu kažką tai naujai žmogus pradeda, tai toli gražu ne visada sulaukia to artimo rato palaikymo. Nes jie bijo labiau už mus. Nes jie bijo labiau negu mes. Dabar tu norėjai paklausti, ar ne, kai buvo mano keli. Tai mano mama, pavyzdžiui, tikrai, aš nebejoju, kad ir palaiko, gal jai ir smagu tai, ką darau, bet aš tikrai nekartą susidūriau situaciją, kad ji dėl mano veiklos ir asmeninio gyvenimo bijo labiau negu aš dėl savęs. Ir dėl to kitą kartą net pradedu svarstyti, kad aš net negaliu artimų žmonių klausti arba tikėtis iš jų adekvataus palaikymo arba įkvėpimo kažkuria prasme, nes jie labai bijo dėl mūsų ir dėl sveikatos, dėl emocijų, dėl visko, dėl finansų ir taip toliau. Ir kai aš tikrai nekartą turėjau ir nuo nulio pradėti ir viskas atrodo, ką dariau, tikrai buvo nuo nulio padaryta, bet artimiesiams tai yra baisu. Ir bet laikas bėga ir vis bandai įrodyti, kad viskas gerai, ten stengiasi nesiskųsti, jeigu kažkas labai blogai. Ne, bet labai blogai nėra buvę iš tikrųjų, kad jau taip, bet tiesiog būna, kaip kūrybos procese, tai būna ir, kad tu gal ir tas kūrybinis įkvėpimas pasibaigia, žiūrėk, vieną dieną rytą atsikelsi, gal ir vėl kažkokia energetika į viršų ir vėl galėjai kažką daryti. Ir va visos tokios emocijos, kai tu grįžti ten namo ir paskui sakai, kad aš pavargau, daugiau nebegaliu. O jie išsigąsta ir galvoja,
o Dieve, dabar viskas baigsis, dabar tiek čia viską buvo daryti ir dabar jinai sustos ir tada ryte atsikeli ir galvoju, taigi viskas gerai. Tai tada pagalvoju, kad geriau nebūtina gąsdinti tų artimų žmonių, jeigu įmanoma su savim susitvarkyti, arba tiesiog tada geriau, rasti irgi savo tokį mentorių žmogų, kuris visada tave palaiko ir neleidžia tavo protų išvaldyti tavo emocijų, tų baimių. Aš taip galvoju. Tai man pačiai reikėtų mentorio kartais, nes aš esu ta, kur tikrai labai mėgstu ir kitus įkvėpti ir palaikyti, galėčiau, sakau, ir užsieminėjau, man atrodo, tą mentorystę, bet man pačiai kartais reikia palaikymo. Ir va čia atveju tu buvai tokia, kur kai pakalbėjom tokiam moterų rate ir pasakiau, kad aš įvardinau savo baimės, aš jas žinau. Ir vat, jų neperžengus aš negaliu judėti toliau. Ir vat, Edita iš karto man sako, tai darom. Tai aš tau, tai dviese bus ramiau, pamatysi, dabar padarom ir viskas bus gerai. Tai aš jau dabar, man net atrodo, išsilaisvinau, jau atrodo, gal ir viskas gerai. Čia prieš tą kamerą sėdėti. Tai ačiū visų pirma. Tai labai džiaugiuosi, kad mes galėjom išeiti su tavimi į eterį ir pakalbėti apie šitą temą. Dar apie tą palaikymą, tai pavyzdžiui, aš ypač savo veiklos pradžioj, kada nusprendžiau išeiti iš to samdomo darbo, tai sulaukiau to tokio be abejo nepalaikymo iš šeimos, kaip tu čia gali tą tokį pokytį daryti, kas čia bus. Bet paskui reikėjo tikrai ne 1 metų, kol mano artimieji suprato, kad vis tik tai buvo tai mano teisingas sprendimas ir kad savarankiškai vystyti veiklas, nes aš turiu kelias ir elektroninės parduotuvės, ne tik tai, kad vien tik tai čia seminarus, stovyklas vesti, aš su pataupimu savęs dirbu. Tai iš tiesų reikėjo jiems laiko, kad suprasti ir turiu begalinį palaikymą iš savo mamos, kuri kiekvieną mano įrašą, kiekvieną postą, kiekvieną video prilaikina, prikomentuoja, kaip šauniai. Tai aš itin džiaugiuosi ir mano vyras, jis irgi yra mano didelis palaikytojas. Tai tuo džiaugiuosi, nes praėjusiuose santykiuose tai žmogus buvo, kuris daugiau turėjo savo vidinių baimių, kaip tu pastebėjai, jeigu pats žmogus bijo, tai ir kitas stabdo. Gal tu nedaryk, gal ten tave apgaus, gal tu ten neik ir panašiai. O jeigu žmogus neturi tų savo tokių vidinių baimių ir neprimetinėja jų kitam žmogui, tai jisai gali būti kaip ir palaikytojas, ir mentorius gali būti. Ir kaip tu pati pastebėjai, jeigu artimieji nepalaiko, tai galima turėti tą palaikytoją iš šalies. Galbūt tai bus draugė, galbūt tai bus kažkokia kolegė ar kažkoks žmogus, su kuriuo turite ryšį artimą, kuriam smagu kažką pasakyti ir iš kurio visada sulauksit palaikymo, o ne frazės, tai mesk, jeigu tau sunku. Nedaryk. Atšauk. Jo, bet šitas irgi yra buvęs tikrai ne kartą mano gyvenime, kad tai jeigu sunku, tai kiek dar čia kovos dėl to, tai gal jau viską jau išbandyti visi keliai ir jau gal viskas. Aš dar žinau, kad nepadariau viską. Ir padaryti viską gal kartais ir nebūtina, iš tikrųjų, adekvačiai mąstant, kitą kartą aš irgi pasidėlioju ir galvoju, gal jau čia per daug energijos įdėta ir jeigu matai, kad tos durys neatsidaro, gal kitą kartą nebūtina ten su galva jas, išmušti, kad ten truk plyš, įrodyti kažkam kažką arba padaryti. Gal tai iš tikrųjų net ne tau, nes kuo toliau, tuo labiau pradedu galvoti, kad dalykai, kurie skirti tau, jie darosi lengvai ir net nebūtinai lengviausiai, bet tau galimybės dėliojasi natūraliai gyvenime. Tu sutinki žmonės pakeliui, bet kaip sakei, nuėjus į koncertą, tu gali sutikti žmogų, visiškai netikėtai turėti pokalbį, kuris tau atvers kažkokias duris, apie kurias tu net negalvoji. Ir aš šituo irgi labai labai tikiu. Ir žiūrėk, socialiniuose tinkluose, kaip išmeta kitą kartą kokį postą, ar netgi mokamą reklamą kažkokio produkto, paslaugos, kur geras, man to kaip tik reikia, kaip fainai, kaip mane rado. Jo, būna ir šitaip. O žinai, norėjau dar tavęs paklausti, o mama tavo keliu, kai tu išėjai iš darbo, to samdomo, ar ne, tokio pastovaus, ar tavo mama iškart patikėjo tavimi ir palaikė, kad dabar eik, daryk ir jau kai bus vis tiek priimsiu, tu rizikuok. Ar jai reikėjo laiko, kad tu jai įrodytum kažką? Reikėjo laiko, kad įrodyčiau, ypač tėčiui, tai nežinau, kiek aš dabar čia kokie 7 gal metai dirbu savo.
Tai, nu, vat paskutiniais metais jis tik jau pradeda kažkaip tai, jam pradeda daeiti, kad, nu, vis tik tai buvo teisingas sprendimas, nes, nu, kaip žmonės, tie, vat, sovietmečio fabrikų darbininkai, jie supranti, kur po 30 metų atidirbę vienoje darbo vietoje, jiem čia yra kažkas kosmiško, kad kaip tu gali išeiti iš samdomo darbo ir kažką daryti savo. Bet aš sakiau visą laiką, jeigu man nepasiseks, aš nereiškia, kad aš praradau savo gebėjimus, diplomus, kompetencijas, aš tiesiog galiu grįžti į samdomą darbą, nebūtinai tą pačią įmonę, kur dirbau, galiu į kitą, bet nuo to mano kompetencijos niekur nedingo ir tai nėra tas žingsnis kažkoks tai į prarąją, aš sakyčiau, kaip pat ir Laura mūsų klausė, ar ne, kad pas mane atvirkščiai artimieji stumia, kad eičiau lauk iš samdomo darbo, kad pradėčiau kažką savo, o aš nesiryštu. Atrodo, tai ką daryti, kai išeisiu. Tai va tai, ką aš ir pasakiau, kad, nu, mes visada galim sugrįžti, kai kurie net sugrįžta į tą patį darbą, darbdaviai priima, o kai kada, tai va, jeigu artimieji Laurai sako, kad, nu, tu eik, tai vadinasi, jie jau turi kažkokį gebėjimą. Nežinau, gal jinai muilus verda, gal jinai dar kažką tai daro, kas jai visai šauniai sekasi ir artima aplinka mato, kad tu turi potencialo, galbūt reikia kažkokių papildomų dar žinių ar kažkokių tai kolegų, kurie padėtų susiorientuoti, kaip startuoti su ta veikla. Bet, nu, dabar tai yra tikrai daug kursų, daug video medžiagos, kas liečia veiklų startus ir tikrai, jeigu tik tai yra noro, o palaikymas, jeigu yra, tai viskas dvigubės, trigubės ir daug lengviau eisis. Aš tai galvoju iš vis, jeigu žmogus dirba samdomą darbą ir aš dirbau tokį darbą ir tikrai jau stengiausi ir ten viską dariau geriausiai ir ką noriu pasakyti, kad darant savo veiklą nebūtina stačia galva paimti ir nutrauktas visas gijas ir pradėti kažką tai naują. Tik galima ir pradėti tiesiog dirbti mažiau. Jeigu tu esi geras darbuotojas, tave ten darbdaviai myli, tai paprašyk tiesiog trumpesnių darbo valandų. Tada atrask laiko, kaip skirti laiko savo tam pomėgiui, link kurio tu eini ir nori pradėti tą savo veiklą. Nesakau ten dirbti vieną naktį savaitgaliais, kad ir spėti ir tą samdomą darbą ir kažkokį, bet tiesiog išdrįsti, susimažinti tą darbo krūvį toj kitoj vietoj, kurią tu nori pabiški paleisti ir iš lėto išeidinėti. Bet šitą žingsnį padaryti irgi yra būtina. Nes jeigu tu padarysi tai staiga, tai vėl tu gausi šoką, tu neteksi finansų, nu viskas įvyks labai staiga, irgi žmonės labai gąsdina tokie dalykai. Taip. Bet galima viską padaryti iš lėto, svarbiausia iš vis pradėti daryti. Jo, pradėti, nu, kaip hobį tą kitą veiklą daryti, jeigu norisi kažkokią tai pokyčių ir panašiai. Tai matau dar Linos atgalinis ryšys, kad kaip smagu turėti tokių žmonių aplink save, kurie patys to nežinodami įkvėpia, palaiko, pavyzdys esi Justina, kaip reikia siekti savo tikslų ir svajonių. Kaip faina. Jo, čia matyti tavo Justin studijos palaikytoja, Lina. Tai labai smagu man irgi, kad nu, galbūt kažką įkvėps šitas mūsų pokalbis, kuris atrodytų, na, yra apie daugam pažįstamus dalykus, bet mes norim iš to savo perspektyvos pasidalinti, kad ir mes perėjom per tą, kad nepalaiko, kad palaiko, kad tai gali būti visiškai skirtingi scenarijai. Ir pats savęs kartais nepalaikai, net taip būna. Aš kartais ir pati save į dugną nuvarau ir galvoju, viskas, nebegaliu. Ir tikrai taip yra buvę. Bet paskui tik sakau, aš visada savo kartoju, kad aš pati renkuosi. Ar koks bus mano rytojus. Niekas už mane nepasirinks. Ir beje, kai aš pradėjau savo veiklą, gal kai baigiau mokyklą, paskui stojau universitetą ir taip toliau, aš atsimenu savo tokį savo sakinį. Aš savo sakydavau, kad kuo anksčiau pradėsiu kažką veikti, tuo greičiau pasieksiu rezultatą ir dar būdant 40, man bus žymiai lengviau, nes aš turėsiu labai didelį bagažą patirčių. Aš savo visada sakiau pradėti viską kuo anksčiau, kad ir kaip tai bebūtų. Bet ir taip ir padariau, iš tikrųjų, ten tų dalykų visokių priveiktus ir renginių, ir stovyklų, ir kūrybos, ir pamokų. Tik iš tikrųjų, tų dabar baimių yra žymiai mažiau, aš daug dalykų nebijau. Bijau dar kitų dalykų, kurių dabar neišplėsiu, bet aišku, aš tų baimių turiu. Bet tik per patirtis ir žiūrint tai baimiai į akis ir darant, įmanoma, man atrodo, jų atskratyti.
Jo, mūsų dar klausia, kokiais būdais pačiai save palaikyti, gal esate atradusios kokių perliukų. Tai aš gal pirmą iš savo pusės pasidalinsiu, kad aš sakyčiau, pats požiūris jau yra perliukas, kad jeigu jums ten nupieštas ant balto lapo popieriaus juodas taškas yra, tai jūs to taško neišdidinkit, nežiūrėkit su jį per padidinimo stiklą ir oi, kaip blogai aš prieš savaitę, aš prieš mėnesį, paskui jau žiek metai praėjo, kaip negerai, kad aš tą pasakiau ar aną kitam žmogui, arba aš suklydau. Ta prasme, jeigu kalbant apie veiklas, verslus, tai žmonės, kurie daugiausiai pasiekia, būna subankrutavę kokius 3-4 kartus, kai pasiklausai. Ir tada tai galvoji, geras, ir jie nebijojo klysti, ir jie nebijojo viską pradėti nuo nulio. Vau, pagarba. Ir aš manau, kad tai dėl to, kad jie nežiūrėjo per padidinimo stiklą į tas kažkokias tamsias akimirkas, kažkokias tai neįtin geras emocijas, kurios dėl įvairiausių priežasčių gali atsirasti tiek kalbant, jeigu veikla, tai veiklos nesėkmės, jeigu santykis su žmonėmis, tai galbūt kažkoks grubus žodis pasakytas, ar ne visai nusisekė santykiai su tėvais vaikystėje ir paskui visą tai velkasi į tolimesnius santykius ir tas baimės pokyčio eina, kad vat ir manęs ir toliau nemylės arba elgsis kažkaip tai, arba vieną kartą įvyko skyrybos, tai jau ir kitais vyrais nepasitikėsiu, nes jau čia jie visi yra vienodi, žinai. Tai, prie to šablono labai lengva prisikabinti. Bet jeigu jūs suprantat, kad gyvenimas yra dualus, kaip daoizme yra yin ir yang simbolis, visi žino yin ir yang, tai yra juoda ir balta, pozityvas ir negatyvas. Ir tai sukasi visą laiką, visą mūsų gyvenimą. Čia geros akimirkos, čia blogos akimirkos, čia geros akimirkos, čia blogos akimirkos. Ir pastebėkit, vieni žmonės, kai su jais bendrauji, ką jie pasakoja, oi, tie politikai, čia karas, čia tas, čia anas, čia dar COVID atsimena, žinai. Ir supranti, kad žmogus gyvena va tame. Mato tik tuos juoduosius taškus, žinias kiekvieną dieną dar žiūri ir portalus kiekvieną dieną skaito su tom blogom naujienom. O kitas, kaip, pavyzdžiui, aš gyvenu tokiam kaip savo burbulė, supranti, gyvenu kaime, užsiimu gamtinę žemdirbystę, bendrauju su žmonėm, kurie yra faini. Taip, aš matau ir tos pasaulietinius įvykius ir visą kitą, bet tai nereiškia, kad aš dabar krisiu į tą juodumą, į tą duobę, kad kitiem blogai, dabar ir man dėl to turi būti blogai, nes aš tokiu būdu užjausiu. Jūs užjausite, jeigu jūs generuosit daugiau meilės savo širdį ir siūsit kitiems žmonėm, o ne kad paverksit kartu. Ja. Ir dabar man klausimas, žmonės irgi sako, kad tu gyveni savo burbulę? Ar tu pati žinai, aš pati žinau, kad aš gyvenu savo burbulę, nes kartais, žinai, tų tokių pasaulietinių įvykių aš net, nežinau, nepastebiu, nes aš televizoriaus neturiu, tai, žinai, jeigu man Facebooko ten žiniasklaidos portalas nieko neišmeta, tai aš ir gal net nežinosiu, kad ten kažkas tai baisaus atsitiko. Jeigu jau labai labai baisaus, tai vis tiek kažkaip tai ten, nežinau, vairuojant radiją įsijungsiu tuo metu ir išgirsiu, ar kažkaip iš aplinkos, tai ne. Man nebūtina žinoti tų smulkmenų, kurios yra negatyvios, kurios dabar šią akimirką kažkaip nepakeis to mano gyvenimą. Ir aš renkuosi geriau gyventi tam tokiam savo susikurtam apsauginiam šyde, pozityvo, nes kiekvienas mes turim ir taip su kuo su savo emocijom dirbti. Ir aš po 10 metų praktikų vis dar turiu ką su savimi padirbėti ir tai yra visiškai normalu, nes mes visą gyvenimą ieškom savo balanso, kaip transformuoti negatyvą į pozityvą. Ir nereikia turėti iliuzijų, kad čia kažkas tai apskritai, nors vienas žmogus yra ant tiek nušvitęs, kad jisai jau ten the best ir dabar aš irgi noriu būti tokiu pat. Ne, kiekvienas mes turim savo balansą ir kiekvienas turim savo kelią. Tai Justina, aš dar galvoju, kad šitoje vietoje tau reikia papasakoti savo istoriją, kaip tu pirmą kartą nuvažiavai į Sakartvelį ir kokių ten baimių tu turėjai ir kaip tada tavo tas lūžis įvyko. Tai
Gerai. Tai žodžiu, pirmą kartą į Sakartvelą aš nuvykau prieš 7 metus, 2017 metais ir mane ten nuvežė mano draugės mama, važiavo ir draugė, bet aš žodžiu prisijungiau prie moterų kelionės. Mūsų buvo 12 ir aš turėjau visokiausių baimių, kuriomis gyvenau tikrai visą savo gyvenimą, tokių elementarių, daug kas gal tokių baimių turi, kaip keliavimas automobiliu serpantinais, bet ten tikrai buvo ko bijoti, nes Kaukazo kalnai ir dar tuo metu tai išvis ten nelabai buvo tos eismo sąlygos pačios geriausios ir šiaip ten tie keliai pasaulyje ten į 10-tuką pavojingiausi gal patenka, žodžiu. Tai aš labai visko bijojau. Tos mano baimės yra 100% atsineštos iš savo namų, nes tai yra mano mamos baimės ir aš dabar tai galiu visiškai normaliai apie tai šnekėti dėl to, kad aš suprantu, kad mano mama su jomis bijojo ir dėl ko ji vis dar jų bijo, dėl to, kad ji neatsidūrė toms baimėms, tų baimių rankose. Ir tada aš neturėjau pasirinkimo, aš aišku sakiau vairuotojui, aš noriu išlipti, man bus geriau, jeigu aš pereisiu ten visą tą kelią, žodžiu, iki viršaus ir taip toliau. Tada bijojau net elementarus griaustinio kalnuose, ten einant į ledyną, kad prasidėjo audra, ten griaudėjo, tada tas upės šniokštimas, ten toks griausmingai skambantis akmenys byra ir aš ten bėgu, šūkiu, sakau, išsijunkit visas telefono ten ryšį, nes taip mus ten nutrenks žaibas, žodžiu, ir iš vis, kur mes slepiamės ir bėgam į uolą, ar kur nors, ar ne po medžiu, tai iš vis negalima stovėti ir aš ten pradėjau tokį scenarijų dėlioti ir man ta draugės mama, kuri beje dabar yra mano draugė, ne draugės mama, tai ji sako man, Justina sako, bet tu pagalvok, sako, jeigu šiandien tavo diena, nu, vat, paaiškina tavo paskutinė diena, ir tave nutrenks žaibas, sako, kaip tu galvoji, kur būtų smagiau, ar einant Šiauliuose per perėją, kad vat, mašina tave kur nors galėtų nutrenkti, ar vat, kad žaibas tave nutrenktų čia kalnuose, sako, pusė Europos tikrai sužinotų, kad va tokia nelaimė įvyko. Sako, kaip tu galvoji, ar visiems mums tas laikas yra, vat, mums kažkoks paskirtas? Aš sakau, nu galvoju, jo, sakau, ne Šiauliuose, tai aš nenorėčiau, sakau, neįdomu čia tai būtų. Ir mes taip diskutuojam ir mane taip išlaisvino iš tos baimės, taip vesdama į kažkokį pokalbį, nu va tokį laisvesnį. Ir jis sako, ir dabar tarp mūsų yra tiek moterų, ir dabar kokia tikimybė, ir dar tiek šiaip turistai einančių į ledyną, ir kokia tikimybė, kad va, tave nutrenks, pavyzdžiui. Vat ne ten vieną ar kitą, ar dar kažkokią. Kokia tikimybė yra viso šito? Arba serpantinuose keliaujant, sako, įsivaizduoja, tas vairuotojas per dieną 2 kartus iškyla į viršų aukštyn ir žemyn, 60 km. Jis tai daro visą savo gyvenimą. Jam dabar yra 60. Jis žino kiekvieną posūkį, jis žino, kada byra akmenis, kokiu atstumu važiuoti nuo uolos krašto ten po lietaus ar dar po kažko. Sako, ir tu dabar atvažiavus pirmą kartą į kalnus čia aiškinti kažkokiam vairuotojui, kad tu eisi iš paskos. Žodžiu, ten ir tos, žinokit, tos mano kelionės į būtent į kalnus visada buvo vedimos kažkokių tai mano baimių išlaisvinimo. Aš ten, kai pirmą kartą nuvažiavau, aš žinau tik vieną rusišką žodį, tai jis buvo priviet ir aš daugiau nieko nežinojau, bet aš ten tiek turėjau tokių vidinių patyrimų, tai iš vis vieta yra tokia labai labai magiška ir aš savo pasakiau, kad aš noriu ir privalau suprasti viską, ką man sako vietiniai žmonės, aš noriu su jais bendrauti. Aš noriu, kad jie man pasakotų istorijas, net tos mitus ir padavimus kažkokius magiškus, kur aš tikrai žinau, kad gal ten yra ir netiesa, ir išgalvota, mes Lietuvoje irgi tokių turim. Bet aš taip įsigyvenau tą kultūrą, kuri mane visiškai išlaisvino labai begalę prasmių ir dėl to labai myliu šitą kraštą ir man jis turbūt visada bus labai svarbus dėl šitų dalykų. Tai va, tai mano ta istorija va tokia, kad turėjau tą pirmą kartą, po kurio sekė 10 kartų išlaisvinančių labai, dėl nepatogumo to pačio ten maisto valgymo, kai reikėjo iš taurės, atsimenu, išgerti tą taurę, ten gal buvo neplauta sekcijai 20 metų padėta ir ten dulkių ir visko tokių riebalų, atsimenu, prie kraštų ir aš sakau, draugiai, aš negaliu praryti, nes aš taip buvau išauklėta, kad reikia pasimti taurę, ją išvalyti ten su skudurėliu ir ten, kad vos ne, taip pasižiūrėjus neliktų jokių ten tų pirštų ant spaudų. Ir draugė sako, tu dabar čia numirsi, jeigu ten nurysi. Ne, sakau, o aš taip noriu atsigerti, nu beprotiškai. Aš kuo daugiau žiūriu ir negeriu, man tuo daugiau troškulys mane valdo. Ir aš atsimenu, visi sėdi, valgo. Ir aš taip pasiėmiau, išsiverčiu. tą taurę viską nurijau ir galvoju, va dabar aš ją išploviau, dabar viduj galima pilti kiek norim gėrimą ir skystį ir, žodžiu, jisai vis tiek jau bus švarus. Dėl to, kad aš jau viską nurijau.
Tai čia, nu, tokia juokinga istorija, bet tų istorijų buvo begalės visokių. Ir šalčių, ir nepatogumo, ir, o Dieve, tai jo. Tai tos Jo, kelionės ir pačios nepatogiausias yra, žinokit, fantastiškas. Aš į gyvenimą supratus gyventi fainai, gražiai ir noriu puošti žmonės ir kad jie būtų gera su manim ir aplink mane, bet aš mėgstu pati pabūti ir nepatogume, ir kai šalta, ir kai lietus lyja, ir kai nežinai, kas bus. Ir, nu, faina, kai žmonės, kurie važiuoja su manimi kelionę, jie taip pasitikė ir, nu, tu žinai, kad jis pasitikė tavimi, žinai, kad vis tiek nieko baisaus neatsitiks, kad aš jau dabar vedu juos į tą kitokį patyrimą savęs. Tai va. Aš žinau, sakykime, iš to, ką tu dabar papasakojai, tai vat, kas man labai artimas tas požiūris, kad o jeigu aš neatsikelsiu kitą rytą, tai pažvelgusi savo gyvenimą, ką aš nuveikiau, kaip aš drįsau priimti sprendimus, ar ką drįsau pasakyti savo artimam žmonių ratui, ar aš tikrai būsiu patenkinta savimi, ar aš visą savo gyvenimą atidėlioju, kad vėliau būsiu laiminga, kai ir taip toliau. Nes aš žinau realią istoriją žmogaus, kur buvo jam virš 90 metų ir guli patale jau prieš mirtį ir savo sūnui sako, aš savo gyvenimą nugyvenau beprasmiai. Čia, nu va, Lietuvoje, Šiaulių rajone veiksmas. Ir tu supranti, kad nu, žmogus tiesą visiškai sakė, nes visą gyvenimą buvo tiesiog darbininkas, dirbo ten geležinkelio stoty ir taip toliau. Ir visą laiką stagnavo, nors galėjo galbūt kažkokius sprendimus priimti, kažkokius savo gebėjimus labiau įdarbinti, ten ir meninių gebėjimų žmogus turėjo ir panašiai. Bet vat, nepriėmė tam tikrų sprendimų, nes kažkokias vidinės baimės, kad vat, gal nereikia ir taip toliau. Ir vat, išėjo žmogus su pasakymu, aš savo beprasmiai gyvenimą nugyvenau. Ir tai yra toks sukrečiantis dalykas, man tą kaip papasakojo, tai toks, žinai, akis atsivėrė, tai palauk, tai mes ir turim gyventi taip, lyg ši diena būtų paskutinė. Ta prasme, kad ar tikrai pažvelgus atgal, aš padariau tai, ką aš galėjau, ką aš norėjau padaryti, ar bus taip, kad paskui nusensti visai ir gailiesi, jo kažko nepadarėjai, o be to tas mūsų gyvenimas gali užsibaigti ir nesulaukus senatvės, ir niekas nuo to nėra apdraustas ir nėra jokių absoliučiai garantijų, tai gyventi reikia taip, kad tai teiktų mums džiaugsmą, visokeriopą, savirealizacijos džiaugsmą, džiaugsmą bendraujant su savo artimaisiais ar išsakant tai, ką mes jaučiame savo mylimiesiems ypač. Mane labiausiai erzinantis dalykas, jeigu aš būna žiūriu kokį filmą ar serialą, kur ten būna koks nors meilės siužetas, kur vienas kitą myli, bet niekaip nepasako ir nepaklausia, o kas ten nutiko ir ateina. Ir laukia. Ir va, aš tai visada aš galvoju susiėmiau, nu kodėl negalima tiesiog pasakyti. Kažkokie vidiniai principai neleidžia. Tai va, aš tiesiog iš savo pusės tai rekomenduoju žvelgti į tai, kad vis tik tai išsakyti tai, ką mes jaučiame. Ego žmonių iš vis valdo daugą. Principai, tie vidiniai standartai mūsų sukurti, iš tikrųjų ego tai iš vis veda į nieką. Absoliučiai savęs užlupdymą, šalia esančio ir taip jau yra. Ir šiaip, va dar ką noriu pasakyti dėl tokio laimės balanso, ką pati praktikuoju ir visada savo naudoju ir net turiu tatuiruotę užsirašysi. Tokia, kad viskas praeis. Pradžiai pokalbio tu sakei apie tokį dalyką. Tai, pavyzdžiui, va tada, kai man yra tokia situacija, kai aš esu tokiam energetiniam pakilėjime, labai gerai leidžiantį laiką, aplink mane faini žmonės, esu beprotiškai laiminga ir aš tą jaučiu, aš savo net tokioj būsenai pasakau, kad tai yra laikina. Ir dabar aš turiu žinot, kad po geriausių mano emocijų seks žemesnės emocijos, vibracijos kažkokios, tai nesakau, kad visai aš ten būsiu depresija ar kažkur, bet tiesiog ateis kažkoks gal liūdesys, toks štilius, ramybė ir taip toliau. Bet ir tai bus laikina, kad tarp tų geriausių ir blogiausių emocijų mes suprastumėm, kad viskas yra laikinume,
kad visada pasibaigs ir geras, ir blogas emocijos. Ir net kai būsim kažkokiam tai visiškam liūdesy, reikia irgi nepamiršti, kad tai yra laikina. Ir tada seks kažkokie geri dalykai. Tas balansas, žodžiu, tarp visko. Visame jį reikia turėti šiaip gyvenime jausti. Visiškai tau pritariu ir aš tikiu, kad iš mūsų šitos live transliacijos moteris išsineša tą žinutę, kuri joms reikalinga. Tai dėkingos esam už palaikymą, širdutes, komentarus, į kokius komentarus nespėjom atsakyti, žodžiu, atsakysime raštu, todėl drąsiai ir žiūrėsit, kas įrašą pakomentuokit, nes mums faina yra bendrauti, faina palaikyti kitus, nes ir mums būna kartais reikia palaikymo, arba, žinai, kaip pats sulauki palaikymo, tai jauti to tokį kaip tarsi skolą perduoti kitam, bet ir kitą palaikyti. Taigi kaip fainai, žinai, gėriu dalintis. Labai ir aš tai beprotiškai dėkinga iš visas tau, kad taip čia sugalvojom, viskas pavyko ir atrodo dar tų kalbų galėtų būti ir dar daugiau, ir dar plačiau. Ir iš vis pradedu galvoti, kad mes labai daug temų turėtumėm ką padiskutuoti ir panarplėti, nes jau taip ir nebeišeina sustoti, o laikas į pabaigą. Tai labai esu dėkinga ir tikiuosi, kad tikrai gal ne paskutinį kartą, o gal ir dar ką nors sugalvosim ir tos moteris gal ateis ir į susitikimą kokį ir ką nors smagaus nuveiks. Drąsiai. Ačiū.